Lietuvos komandos ataka. Martynas Gecevičius, laisvas. Na pagaliau įkrisk, tas kamuolys turėtų įkristi. Kaip jis dabar išsisuko, sunku net įsivaizduoti. Va dabar einam Roberto ir paklausime, kaip čia viskas vyko. Kaip tai būna, kai taip žodžių pritrūksta iš tų emocijų? Tai būna, dėl to, kad ne visus žodžius galima sakyti į eterį. Tai taip ir būna. Taip ir būna, kad užstringa kartais. O dažnai būna, kad užstringa? Nu ne, stengiuosi, kad dažnai neužstriginėtų, nes jeigu komentatorius pasidarės striginėtojas, tai kam toksai komentatorius reikalingas? Turėtų atrasti žodžių, nu bet kartais būna tokių situacijų, kada nėra žodžių Lietuvos žodyne pakankamai. Ne, nu nieko tokio. Bet tik, kad pergalės tokios būtų, tai mes susitaikysim su tokiom smulkmenom truputėlį. ir pamykčioti. Tai ką, gražių rungtynių.